Sveiki, šiandien aš jau norėčiau parodyti, kaip labai lengvai galima pabėgti iš kalėjimo. Tai pirmą jums reikia pradėti aiškugi nuo kalinio, pasidaryti kaliniu ir po trumpos pertraukėlės, kai va čia atsiras plaktukas arba va čia atsiras plaktukas, tai aš greit pradėsiu, tai po trumpos pertraukos. Gerai, aš sugrįžau, aš jau kaip matote turiu plaktuką ir kaip aš matau, čia yra labai daug pareigūnų. Tai jums reikia palaukti, kol jokių pareigūnų nebus, lik va šitos vazonas. Ir kai čia nebus jokių pareigūnų, jūs va galite paimti va šitą plaktuką, atsigulti, ne atsigulti. Ir pradėti daužyti šitą tuliką, tik iš visų jėgų taip daužyti. Daužom tuliką, davai, mes galim, davai. Daužom tuliką iš visų jėgų. Ir, va, pagaliau mes sudaužėm tualetą. Ir mes, galia manęs irgi kažkas užlindo. Tai va, tai mes, sudaužėm tualetą. Ir mes sulindome į kažkokį, ne ventiliaciją, į kažkokį šulinį. Tai aš nežinau, apie šitą vandenį man gera būtų vaikščiot. Tai, va, mes matom truslederį. Užlipam to truslederio ir kaip aš matau, tai čia dažniausiai nebūna pareigūnų. Jeigu iš tikrųjų nėra pareigūnų, jūsų nesugavo, jūs užlipate ant va šito truslederio. Va ten va buvo pareigūnas, aš jo, ačiū dieve, kad aš spėjau užlipti. Tai va, ir kai jūs iš tikrųjų, blemba, koks čia durnas feilas buvo. Kai jūs iš tikrųjų pabėgate iš kalėjimo, tai jums duos įspėjimą, kad jūs nebūtumėte pagauti ir jūs esate laisviai. Tai galite pasiimti mašiną, galite važinėti tik po visą miestą. Aš toji, va, kaip ir aš galiu parodyti, čia yra stotelės, degalinės, netgi parduotuvėlės. Ir va ten, jeigu jūs įsižiūrėsite, aš negražiai padarysiu, parkirsiu pro kalną, tai jūs pamatysite kriminalų bazę. Tai tai čia buvo lengvas tutorialas, kaip pabėgti iš kalėjimo. Spauskite patiktuką ir viso gero, mano žiūrovai.